Šį mėnesį Europos parlamente vyks tarptautinė konferencija. Ji skirta nanoplastiko keliamai grėsmei žmonių sveikatai ir klimatui. Renginio iniciatorius, Europos parlamento narys Ondrej Knotek, bendradarbiaudamas su pasauliniu tyrimų centru ALLATRA. Nanoplastikas sparčiai plinta aplinkoje, tačiau jo poveikis žmonių sveikatai ir klimatui iki šiol nėra pakankamai ištirtas. Konferencijoje bus nagrinėjama, kaip nanoplastiko fizinės savybės veikia ekosistemas, gyvi organizmai ir klimato stabilumas. Renginyje susirinks mokslo, medicinos ir valstybės politikos ekspertai, kad išanalizuotų, kaip nanoplastikas sąveikauja su aplinka ir kokius pavojus tai kelia žmonijai. Konferencijos tikslas – atkreipti dėmesį į didėjančią grėsmę, kuri kol kas nėra įtraukta į esamus teisės aktus, ir pradėti atvirą faktais pagristą dialogą Europos parlamente ir už jo ribų. Daugiau informacijos oficialioje konferencijos svetainėje.